eina srautas ir noriu pasidalinti su jum, kas jaučiasi, kad prašosi reikalinga pasidalinti. Skausmas. Išgyvenu skausmą. Jaučiu, kaip visų kūno eina daug skausmo, bet jis negniuždantis. Širdies neskauda. Ir eina toks suvokimas, kad netgi aš išgyvenu ne savo jau skausmą, kad tai yra kažkoks kolektyvinis skausmas einantis per mane. Ir tai labai svarbu mokėti savęs su tuo skausmu, su jausmu nesutapatinti. Kaip dažnai dabar mes, kai jau labai stipriai populiarus tas vidinis darbas, jo, ir jeigu jūs ilgiau dirbat su tuo, jau skausmo tampa nekomfortiška. Kai jauti kažkokį skausmą, negatyvias emocijas, atrodo, kad kažkas tai ne okei, negerai, jau ieškom iš karto įrankių, kaip iš to išeiti, kad laikyti aukštą vibraciją. Ir tai yra svarbu laikyti aukštas vibracijas, nebūtų aukoj, savęs gailesti, kančioj, bet atskirkit, kad kančia ir skausmas yra skirtingi dalykai. Ir dabar, kai aš kalbu apie skausmą, aš kančios nejaučiu. Ir tema yra tokia, kodėl aš tai darau, kad daug žmonių slepia arba bėga nuo tam tikrų emocijų ir jausmų. Mums atrodo, kad mes turim gyventi tik tai aukštoj vibracijoje, kad pas mus viskas turi tik tai žibėti, žvilgėti ir viskas būti aukštumoj. Bet tokiu būdu mes neigiam savo tikrą prigimtį, kad tu esi gyvenimas, kad tu ir esi visos energijos, kurios eina per tave, tu esi visoks. Ir dabar yra labai svarbus momentas padaryti tokį balansą, harmonizaciją. Ir nevengti, nebijoti jausmų, nebėgti nuo tikrovės, nuo tos realybės, kad aš esu visokia. Arba per mane eina gyvenimas, kuris yra visoks, tai absoliutiškai visos energijos. Ir aš gebu tai per save perleisti. Ir tai yra tokie reikalavimai, gebėjimai naujo amžiaus žmogui, naujo amžiaus moteriai. Nenueiti iliuzijas ir neigti savo tą šešėlinę pusę, nes mes taip niekada neišeisim iš tos idealumo žaidimo. Kai mes per daug pradedam fokusuotis tik tai į gėrį, tik tai į šviesą, tik tai į grožį, tik tai viskas, kaip pas mane gerai, ir neigiam savo tą šešėlinę pusę, mes išeinam iš tos pusiausvyros ir anksčiau ar vėliau mes ateisim į vėl stabdymą, kai reikės pripažinti savo šešėlinę pusę. Nes gyvenimas jis toks yra iš juodo ir balto, o ne taip, kad mes juodą neigiam ir einam tik tai baltą, tik tai gražias spalvas. O mums reikia tos išminties gebėti priimti tuos dalykus.